Su mumis čia Loftown statybų aikštelėje Julija Zabelska, statybų valdytojo Kontestus projektų vadovė. Sveiki, Julija. Labą dieną. Taigi ir pradėkime nuo to, kokie šiuo metu čia atliekami statybos darbai. Šiuo metu, kaip matote, vyksta konstruktyvo įrengimo darbai, kyla mūro sienos, liejamos perdangos ir netrukus prasidės fasado įrengimo darbai, bus įstatyti pirmi langai iškart po joninių. Taip pat vykdomas stogo įrengimo darbas pradėtas. O su kokiais didžiausiais iššūkiais susidūrėte įgyvendinami šį projektą? Na, kaip sakoma, didžiausias sunkumas turbūt yra tas, kad reikia dirbti po esamų stogų, dėl to statybininkam netaip greitai sekasi galbūt kaip norėtųsi. Bet viskas vyksta vis geryn ir, kaip sakant, viskas vyksta pagal grafiką. O kokiais didžiausiais privalumais džiaugsis čia įsikėlę naujieji gyventojai? Na, naujieji gyventojai, manau, tikrai galės džiaugtis ir turėti išskirtinį būstą, kadangi tokio projekto Lietuvoje daugiau nėra. Čia yra išskirtinė architektūra bus suformuoti vidiniai kiemai ir juo labiau reikia prisiminti ir istorinę vertę šito pastato. Ir pačiai pabaigai, tada, kada čia išvysime tokias gražias sienas, kokias matėme ir demo lofte? Na, reikia tikėtis, kad rudeniop išvysite tokias pat gražias sienas. Dėkui labai, o visi tie, kurie nori išvysti, kaip kyla loftų sienos, atvykite čia šį savaitgalį į Loftown atvirų durų dienas. Likite kartu.